Viduramžių Europos gyvenimas, kultūra buvo neatsiejama nuo krikščioniškos pasaulėžiūros religijos poveikio. Dėl to visuomenėje didelį autoritetą ir galią turėjo dvasininkija, vyskupai, kunigai ir kiti vyrai atlikdavę religinės apeigas. Tačiau be pasaulietinės, dažnai su žmonėmis bendraujančios dvasininkijos, egzistavo dar viena dvasininkijos grupė, kuriai priklausė abatai ir vienuoliai. Jie dažnai gyvena uždarą, griežtų regulų, taisyklių apribotą gyvenimą. 6 amžiuje popiežiaus patvirtina Benedikto regulą, davė pradžią vakarietiškų vienuolynų atsiradimui. Vienuolynuose esančių vienuolių veikla būdavo įvairi. Vienuolynai dažnai steigdavo nuosavas amatų dirbtuves, įkurdavo nuosavus ūkius, kuriuose įsimokslinusi dvasininkija diegdavo mokslo ir technikos naujoves. Antra, vienuolynai užsiėmė ligonių slaugymu, rūpyba. Dažnai į vienuolynus stodavo turtingų feodalų sūnus ir dukros. Be to, vienuolynams turtingieji teikdavo nemažas aukas, dėl kurių vienuolynai praturtėdavo ir įstengdavo šelpti dalį varguomenės. Trečia, vienuoliai perrašinėdavo ir iliustruodavo knygas, rūpinosi jų išlaikymu. Todėl nuo užmaršties buvo išsaugota nemaža dalis senovės antikos kūrinių. Ketvirta, kaip ir prie bažnyčių, taip ir prie vienuolynų pradėjo steigtis pirmosios viduramžių mokyklos, kuriuose būdavo rengiami būsimieji dvasininkai. Jose mokiniai mokydavosi 7 pagrindinių dalykų, dar kitai vadinamų laisvaisiais menais – gramatikos, retorikos ir logikos, kurie sudarė triviumą, bei muzikos, aritmetikos, geometrijos ir astronomijos sudariusios kvadriviumą. Kai kurios mokyklos ilgainiui virto aukštosiomis mokyklomis – universitetais. Pirmasis universitetas buvo įsteigtas dabartinės Italijos teritorijoje, Bolonijos mieste 1088 metais. Viduramžių universitetai buvo įstaigos turinčios savivaldą. Tai leisdavo aukštosioms mokykloms būti nepriklausomoms, nemokėti miesto valdžiai atitinkamų mokesčių, turėti savus teismus. Universitetų struktūra dažniausiai buvusi tokia. Jie, kaip ir šių laikų universitetai, buvo suskirstyti į fakultetus. Tik tų fakultetų dažniausiai būdavo 4 – filosofijos, teisės, medicinos ir teologijos. Kaip taisyklė, iš pradžių studentai turėdavo baigti filosofijos fakultetą, tik vėliau galėjo studijuoti ir kituose. Paskaitas studentams vesdavo universitetų profesoriai, o studentai paskaitų klausydavo ir jas susirašinėdavo. Universitetuose dažnai vykdavo disputai, kuriuose diskutuodami studentai aiškindavosi painius, dažnai su dvasiniu gyvenimu bei religija susijusius klausimus. Taigi, kalbant apie universitetų atsiradimo reikšmę, galima teigti, jog atsiradus universitetams pakyla mokslo lygis, o pačioje visuomenėje ėmė rastis daugiau išsilavinusių ir raštingų žmonių. Aukštųjų mokyklų atsiradimas skatino intelektualų bendradarbiavimą, kuris vėliau lėmė ir spartesnę visuomenės pažangą.